papasakoti. Rėjau, matyt, praeitą naktį persistengiau. Jaučiuosi klaikiai. Burnoje toks skonis lyg nabašnikas ten gulėtų. Kas šį kartą? Tau nebūtina žinoti. Būtina. Padėsiu gėlių ant kapo. Tai Pem brolis. Seniausias mano draugas iš našlaičių prieglaudos. Tai serumas, taip? Tau pavyko. O, tu šaunus gydytojas. Gerai, kaip jį vartoti? 2 kart per dieną po valgio, ar ne? Ar ant tuščios? Labai ne. Tu teisus. Žvakutės veikia daug greičiau. Na gerai, Rėjau. Aš didžiuojuosi, jei tu ne. Liaukis, atleisk, Džordžai. Taip, tai serumas, bet mes jį dar tik bandome. Jį gerti dabar būtų pavojinga. Rėjau, aš jau pavojingas. Skubėk, nes vėl galiu pasinerti į rašalinės spalvos niurės sutemas. Aš skubu, Džordžai. Leisdamas išgerti nebaigtą serumą, pažeisčiau šventas medicinos etikos taisyklės. Tai labai negerai. Rėjau, man nerūpi, kas yra geris, kas blogis. Padėk man pratempti šią naktį. Džordžai, neatsituok Kristo Kristofersono. Autorinių teisių įstatymai labai painus. O dabar aš turiu dirbti. Vienas. Eik ir pasislėpk savo kabinete. Gražiai išgrūdo. Tučto jau turiu atrasti formulę. Bet nebegaliu rizikuoti ir gurkštelti. Bet jei negersiu. O jei išgersiu. Bet jei negersiu. O gal išgerti tik vieną gurkšnelį. Velniai griebtų. Gerk, kol yra. Narkotikų. Narkotikų pačių baisiausių. Rėjau. O, atsiprašau, ar nematėte daktaro Gudo? Nori narkotikų. Iškart pasileisi. Ne, ačiū, bet ar nežinot, kur galėtų būti daktaras Gudas? Galų gale, juk jis privalo darbo metu dirbti. Nori pažaisti pokerį striptizą? Žinoma. Pokeris mano. Nusirenk. Gerai. Klausyk, Efi, aš tau įrodysiu. Sunaikinau visas kasetes su Terminatoriumi. Strip pokeris? Efi. Aš ne Efi, aš Candy. Man patinka šokiai, Coca-Cola, aiški regiai ir slidinėti per žioplesnių už mane galvas. Ką tu jai padarėjai, vaikgalvį? Pamokiau, kas yra smagu. Neždinkis, misteri pasaulio šikna. Tai paskutinis kartas. Daugiau manęs niekas nebestumdys. Lik sveika, Efi. Warrenai? Ak, Warrenai. Pasiaiškinimas toks paprastas, jei tik galėčiau jį sugalvoti, Warrenai. Pusė 7, kokteilis su Saskija, paskui pietus su Treš. O, kokia nuobodybė, 2 aukštos garbanotos brunetės iš eilės. Dikai, ar nematei Warreno, tai siaubinga, jis mane metė. Bent kartą gyvenime pataikė laiku. Ką veiksi per pietus, gražioji trumpa subinaitė blondinė? Liaukis, noriu valgyti tik su Warrenu. Aš ne prieš. Galim praleisti seilių šluostimą ir perti tiesiai prie dulkių. Kvėša gali kemšti savo mėsgalius, o po 9:15 tai jau būsi namie patenkinta ir pasotinta. Gelbėkit, gelbėkit! Paleisk mano žmoną. Vaje, koks šaunus zuikelis gali būti mūsų Warrenas. Zuikelis drąsuolis, Warrenas. Hasta la vista, berneli diki. Man skauda, tu mušeika. Ak, Warrenai brangusis. Tai kas atsitiko operacinėje? Mano meilė. Nuo mūsų pastarojo susitikimo aš ilgai kilnojau svarsčius ir įtemptai mąsčiau. Taip, Warrenai? Efi, aš nekenčiu mąstymo. Daugiau nebenoriu mąstyti. Tau tikrai nebereikės, mielasis, nes mūsų laukia šviesi ateitis. Aš niekada nebuvau gėjus, net ir su moterimi.
Ir kaip aš galėjau taip apsigauti? Akvorinai, eime namo. O paskui nusivelkam, gulam, pastatom ir kišam. Išdirbsim kailiuką. Ar čia kas nors yra? Ar yra kas nors? Taip, kažkas yra. Ko reikia? Nieko, man tik reikėjo pervinioti. To jau aš tave perviniosiu. Eičiau mylės stiklais sudaužytais, kad tik pagraibyčiau Miss Effie šiknytę. Ko taip žiūri, akis išplėtus, prieš tave stovi misteris blogietis. Mama, gal karštinė kamuoja, ko tu kaip senas šuo seiliojas. Misteris blogietis tau dūšią palengvins, prišers narkotikais, pritvos su ramentais. Jis blogas, labai blogas. Aš blogietis, blogietis. Jis blogas, bjaurus, nešvarus. Aš blogietis, blogietis.